Labą vakarą, mėly televizijos žiūrovai. Štai mes ir vėl susitinkam. Ir ne pirmą kartą aš kalbu štai televizijai. Tačiau šios dienos pokalbis jis yra, manyčiau, netoks paprastas, netoks lengvas, labai atsakingas. Žinoma, bus žmonių, kurie galbūt ir nelabai nori mane suprasti. Galbūt bus ir priekaištai, tačiau aš noriu tiesiai atvirai jums pasakyti, kad aš nesirengiu kandidatuoti į prezidentus. Nesirengiu kandidatuoti. Tai sunku žodžiai, kuriuos aš dabar jums sakau. Tai yra mano labai ilgų apmąstymų, ilgų ir didelių dvejonių. Ir šitas apsisprendimas nėra toks lengvabūdiškas. Jis nėra toks lengvas. Na ir norėčiau pabaigti šitą savo kalbą, dar kartą kreipdamas Lietuvos žmonės, rimties, ramybės ir mylėjai jums geros nuotaikos ir gero gyvenimo. Ačiū už dėmesį. Labą naktį. Jūsų ekscelencija, ponia prezidentė, perduodu jums Lietuvos Respublikos prezidento didįjį antspaudą. O taip pat labai gražų Lietuvos konstitucijos tomą. Dabar, baigusiam kadenciją ir išvykstančiam iš prezidento rūmų, prezidentui Algirdui Brazauskui kaip atminimo dovana įteikiama prezidento vėliava. Thank you.